Labadiena. Labadiena. Gal galime jums užduoti kelius klausimus? Prašau. Gerai. Kaip prasidėjo jūsų šiandien diena? Mano diena prasidėjo puikiai, nes turėjau garbės susitikti savo labai seną gerą draugę ir mes tiesiog turėjom laiko smagiai paplepėti apie buvusius laikus. Kur šiuo metu esame? Šiuo metu jūs esate Žiežmariuose mieste, kuriame pirmoji mokykla jau prieš 505 metus buvo įkurta. Ir mes esame prie mano labai mylimos Žiežmarių gimnazijos, kur man teko laimė net 16,5 metų vadovauti mokytojų kolektyvui ir per tuos metus išleisti gyvenimą apie 700 abiturientų. Kas jūs paskatino prisidėti prie švietimo pokyčių? Na, turbūt tai, kad visada galvoji, o kas jeigu ne aš? Kiekvienas švietimo pokytis atneša į mokyklas kažką tai naujo ir tu supranti, kad ne į kiekvieną mokyklą visada ateina tie pokyčiai laiku ir paprastai. Ir turbūt todėl, kad į regionus ateitų kuo daugiau įvairių dalykų ir pasiryžau šitam darbui. Kaip apibūdintumėte Kaišiadorių švietimą vienu sakiniu? Unikalus, nes manau, kad mes turime galimybę džiaugtis tuo, kad esame tarp Vilniaus ir Kauno. Kartais juokaujame, turime du savo palydovus didžiuosius, tačiau mokiniai neišbėga, jie visi lieka čia. Koks pirmas žodis šauna į galvą, kai sakote STEAM? Integracija. Integracija arba visuminis pasaulio suvokimas, nes tik tai per tokį ugdymą tu suvoki tą visapusišką pasaulio vystymąsi. Kaip manote, ko labiausiai reikia mokiniams šiandien? Manau, pirmiausia, tai turbūt reikia smalsumą keliančių užduočių, reikia įdomių pamokų, kad jie norėtų pritaikyti savo žinias, kad jie ieškotų variantų, kaip geriausiai save išreikšti, nes tas savęs įprasminimas turbūt turi didžiausią reikšmę. Ką manote apie kūrybiškumo svarbą švietime? Kūrybiškumas yra viena iš svarbiausių, aš manau, kompetencijų vien todėl, kad būtent jinai ir sutvarko žmogaus socialinę emocinę būseną, ir problemų sprendimo priėmimą pagerina, ir idėjų tai yra generavimas ir jų įgyvendinimas. Žodžiu, be kūrybiškumo turbūt pasaulis būtų labai neįdomus. Ar galima išmokti kurti? Labai įdomus klausimas, bet manau, kad galima išmokti kurti, jeigu tai sąlygoja aplinka, jeigu tu turi tokių kolegų, kurie nori tai daryti, jeigu skatina tave, sakysim, kalbant apie mokyklą, galbūt vadovai ir žinoma, svarbiausia, reikia turėti norų. Kas padeda įtraukti visus mokinius? Na, vėlgi, turbūt galima ir pasikartoti apie tai, kad įdomu. Jeigu vaikas save atranda kažkur ir jisai tai turi galimybę pritaikyti, tai iš tikrųjų tokiu atveju aš manau, kad jis labai įsitraukia į darbą ir kartais yra labai sunku sustabdyti jį, nutraukti jo darbą, nes jam tai yra labai įdomu. Kaip sekasi bendradarbiauti su mokytojais? Na, mokytojai iš tikrųjų realiai turbūt visi turi labai daug darbo. Jiems šitai atrodo irgi vienaip arba kitaip, nes mes visi turim visokių patirčių, bet kadangi mūsų bent jau pažangos planas ir tūmo projekto metu labai buvo orientuotas į mokytojų profesinio meistriškumo tobulinimą, kėlimą ir per tai į poveikį mokinių pasiekimams, mokinių pažangai, tai tokiu atveju labai džiugino, kad po truputėlį ir stažuotės ir visi kiti dalykai labai padėjo įtraukti mokytojus ir sukurti bendradarbiavimą, dalintis tuo, ką jie gauna. Ar įmanoma suderinti inovacijas ir tradicijas? Tikrai taip, nes inovacijos iš tikrųjų manau, kad visiškai nekenkia tai, ką mes turime tradicijoms, tačiau gali, žodžiu, pakeisti formą pasirodymo, gali tam tikrą metodiką pasirinkti tos tradicijos, galų gale atsiranda skaitmeninės priemonės ir vaikams tai yra įdomiau. Jie gali savo tradicijas pritaikyti prie tų šiuolaikinių technologijų. Kokias veiklas šiuo metu siūlo mokyklos STEAM centras? Taip, mes rajone turime vienoje gimnazijoje įsisteigę STEAM centrą, kuriame yra naujos nesu formaliuoju ugdymu susijusios laboratorijos, tai yra biochemijos laboratorija su aukštesnio lygio,
mokslinio įvairiais praktikos darbais, tai yra robotikos, vizualinio meno laboratorijos. Ir jos siūlo iš tikrųjų begalę praktikos darbų, kurių iki šiol neturėjom. Lygiai taip pat tose erdvėse vyksta labai daug įvairių naujų atsiradusių modulių mokiniams, neformaliojo švietimo veiklų. Ir tai, ką jie daro su mokiniais, tai yra iš tikrųjų labai sveikintina ir didžiulė konkurencija yra tarp mokyklų nuvažiuoti ten ir atlikti tam tikrus darbus. Ką daro pradinukai, o ką daro vyresni mokiniai? Tai va, tarp pradinukų turbūt populiariausias ir buvo visa tai, kas yra susijęs su maistu ir su robotukais. Su robotukais, kai jau įsikūrė robotikos laboratorija, iš tikrųjų mokiniams buvo siūlomos labai gražios veiklas ir jų tikrai labai daug irgi dalyvavo. Turbūt apie 280 vaikučių suspėjo dalyvauti vien tik tai per paskutinį 25 metų pusmetį. Kalbant apie vyresniesiems, aišku, jau yra populiarūs sudėtingesnio lygio mokslinio tipo tyriamieji darbai, kadangi gimnazijoje yra ir labai gabių mokinių, ir KTU klasė yra, Žiežmariuose yra irgi inžinerinės pakraipos klasė su VDU bendradarbiaujanti. Tai vat tie mokiniai iš tikrųjų jau atliko labai sudėtingus biochemijos praktikos darbus tokiausiai. Ką reiškia tinklaveikos principas jūsų praktikoje? Iš tikrųjų, tinklaveika yra toksai žodis labai, jisai reiškia ryšių kūrimą. Ir reikia pripažinti, kad mes galbūt ne visiškai tradiciškai pradėjome tinklaveikos supratimą, bet galvojame apie tai, kaip įtraukti, kadangi 4 mokyklos dalyvauja mūsų projekte, juose visose atsiranda naujos ir vis kitokios erdvės, ne tos pačios kaip kiekvienoje mokykloje. Tai labai buvo aktualu, kad kitų mokyklų mokiniai galėtų dalyvauti tuose erdvėse vykdomose veiklose. Ir todėl mes kūrėme tinklaveikos renginių planus. Ir tuo būdu tarsi lyg ir susikūrė rajone pagal sritis tam tikri tinkliukai, kur, sakysim, labiau atvyksta į STEAM erdvės mokyklos, kai kurios daugiau bendradarbiauja įtraukiojo ugdymo kryptimi, dar kai kurie kultūrinio ugdymo. Tai šis bendradarbiavimas iš tikrųjų vyko iki pat pabaigos, tai buvo labai populiarus ir mes tikimės, kad jisai tęsis. Kuri technologija stebina vaikus labiausiai? Labiausiai turbūt vaikams patinka lazerinės staklės ir robotai. Kaip jaučiasi mokiniai naujose STEAM erdvėse? Jaučiasi, aišku, puikiai. Kaip jie sako, ne tik aplinka jiems patinka, ne tik tai, kas kabinete yra gražu, nauja, baldai, bet labiausiai turbūt patinka tai, kad keičiasi mokytojo darbas, keičiasi su naujomis priemonėmis, jie patys gali prisiliesti prie naujausių technologijų. Tikrai mokiniai yra labai patenkinti. Kurioje erdvėje norėtumėte pati vesti pamoką? Na, žinoma, kad aš norėčiau vesti pamoką fizikos kabinete, nes esu būtent buvusi fizikos mokytoja. Kaip atrodo geras tinklaveikos renginys? Pats geriausias tinklaveikos renginys yra tada, kai tinklaveikoje dalyvaujantis mokytojai, mokiniai, svečiai, tėvai dalyvauja visose veiklose ir kai kuo mažiau stebėtojų. Ką pasakytumėt kolegai, kuris bijo pokyčių? Žinot, turbūt kelias nuo tos rutinos iki pokyčių kartais būna labai ilgas, kartais būna trumpas. Tai tiesiog esant norui, tas pokyčių kelias, ta vadinamoji raudų zona, jinai iš tikrųjų gali būti ir labai trumpa. Aš manau, kad nepabandęs nesužinosi, ar yra gerai ar ne. Tai tiesiog siūlau bandyti. Koks buvo jūsų mėgstamiausias mokymosi momentas? Stažuotės, kuriuose užsienyje, kuriuose mes tiesiogiai savaitę laiko dalyvavome ugdymo veiklose mokyklose. Tada tu matai ir mokaisi iš to, kaip dirba kiti. Ir matai, kas veikia, kas neveikia, ką tu gali pritaikyti. Tai buvo pats geriausi mokymai. Kiek mokyklų šiuo metu aktyviai įsitraukusios? Aktyviai įsitraukusios į veiklą yra 9 mokyklos, kiek mažiau darželiai, bet džiaugiamės tuo, kad daugiau ir mažiau savo mokyklose jos vis tiek veikia tomis kryptimis, kurias mes šiame turim strateginėmis, tai yra TUM kryptimis.
Ką manote apie inžinerijos integraciją? Inžinerija yra labai svarbus dalykas pasaulyje ir tikrai yra vertinama ši ugdymosi kryptis. O tai, kad mūsų 2 gimnazijos taip pat turi inžinerinės krypties klases arba modulius ir bendradarbiauja su aukštosiomis mokyklomis, tai parodo, kokia yra jo svarba, kadangi tie moduliai nenumiršta, jie tęsiasi. Kaip pavyko įtraukti kolegas iš skirtingų rajono mokyklų? Na, pirmiausia, tai turbūt tuo, kad labai viešinome veiklą, labai daug su jais kalbėjomės, labai kalbėjome apie naudą to, kas vyksta ir naudą to, ką mes galime vieni iš kitų išmokti ir pasidalinti. Kaip tėvai reaguoja į tokią ugdymo metodiką? Iš tėvų ateina žinutė, kad tai, kuo puikus šitas ugdymo metodas, tai pirmiausia tai, kad padažnėjo vaikų pasakojimą apie tai, ką jie veikia pamokose, kaip jiems buvo įdomu, ką jie sužinojo, ką jie pamatė, ką ištyrė. O tai, aš manau, jau yra svarbu ir tam, kad gerėja bendradarbiavimas ir bendravimas ir tėvų, ir vaikų dėl to, tai yra idealu. Ar parodysite, kur dar buvo vykdomos TUM veiklos? Tikrai taip. Tikrai parodysime. Kaip įsivaizduojate mokyklos STEAM centrą po 5 metų? Manau, kad 5 metai jau lems tai, kad STEAM centras taps tikrai puikių partnerių tiek STEAM regioniniams centrams, kurie yra Alytus, Tauragė, Utena, Panevėžys. Ir aš manau, kad iš tikrųjų, kadangi ir atsiras bendradarbiavimas, partnerystė, ir aš manau, kad tai, ko negalės pasiūlyti mūsų STEAM centras, mūsų savivaldybės ypatingai mokiniams, turbūt galės pasiūlyti kiti centrai, o rimtų bendradarbiavimo akcentų, turbūt reglamentavimas sutartimis viso šito turėtų įsigalioti ir tiesiog ir šita veikla turėtų nenutrūkti bet kuriuo atveju. Ar galėtumėte įvardinti savo mėgstamiausią akimirką šiame projekte? Turbūt pati mėgstama taip. Mėgstamiausia akimirka buvo tada, kai jau gegužės birželio mėnesį pabaigoje mes darėm tokius baigtinius renginius. Vienas iš jų buvo lyderystės veikianti konferencija, kur iš tikrųjų išryškinom mūsų savivaldybės mokytojų, mokyklų vadovų, mokinių lyderystę. Ir paskutinis renginys forumas, kuriame mes bandėme išgryninti kryptis tęstinumo, šito projekto tęstinumo iki 30 metų. Ką reikėtų į savivaldybės plėtros planą 2006-2030 metų įtraukti, kas lemtų, kad vyksta toliau nuosekliai visą tai, ką mes padarėm. Ką manote apie švietimo ateitį Lietuvoje? Labai sunkus klausimas. Iš tiesų labai sunkus klausimas, bet manau, kad tokie projektai, kaip šitas 1000-mečio mokyklų projektas, kuris iš tikrųjų užtikrins tikriausiai STEAM ugdymo proveržį, kultūrinio ugdymo integraciją į mokyklas, į ugdymą, į bendruosius ugdymo planus, įtraukiojo ugdymo nuoseklų diegimą, aš manau, kad iš tikrųjų tikrai įtakos švietimą gerąją prasme. Kas jūs iš tiesų įkvėpia tęsti? Čia turbūt tiktų tas, kas jei ne aš. Kartais turbūt reikia pagalvoti, jeigu yra sunku kažkam arba kažkas ir turbūt reikia to, tarkim, lyderystę savo tą parodyti tokią. Per daugelį metų supratau, kad kartais iš tikrųjų tai tas pasakymas, kad aš imsiu ir padarysiu, nes nežinau, kaip bus, jeigu aš nedarysiu. Jei galėtumėt palikti vieną žinutę visiems mokytojams Lietuvoje, kokia ji būtų? Kažkada Tagorė turbūt yra pasakęs, kad net ir ant aukščiausios viršūnės visada atsiras vietos. Tai aš palinkėčiau iš tikrųjų nebijoti pokyčių, nebijoti keistis, nebijoti siekti ir žinoma ir kilti visada aukštyn ta linkme, kuria kilti norisi.